Tęsame 100 klausimų seriją. Šiandien nersime į sezoniškumą. Pažvelkite į centrinį stulpelį. 2025 metų gruodis tiesiog sprogsta. Su 669 tūkstančiais eurų. 31. Kas sukėlė šį šuolį? Pirma mintis – Kinija. 32. Pasirenkame gruodžio mėnesį ir žiūrime į šalis. Taip, Kinija atrodo kaip pagrindinė įtakos zona. 33. O kas bus, jei Kiniją tiesiog išjungsime per filtrą? Žiūrėkite, gruodis vis tiek lieka užtikrintas lyderis. 34. Vadinasi, tai ne vienos šalies efektas? Pradedame jungti šalis po vieną. 35. JAV gruodis viršūnėje. 36. Jungtinė karalystė – tas pats vaizdas. 37. Ispanija, Prancūzija, Vokietija – visur gruodis yra sėkmingiausias mėnuo. 38. Kokia išvada? Tai globalus kalėdų sezono efektas, veikiantis visas mūsų rinkas vienu metu. 39. Ar kategorijų filtrai tai patvirtina? Taip, dovanų ir šventinės aprangos paklausa kyla visur. 40. Ar galime prognozuoti kitus metus? Vienareikšmiškai. Gruodis yra mūsų auksinis mėnuo, kuriam ruoštis pradedame jau dabar. Jau 40 klausimų. Kitame video žiūrėsime, kokios prekės gruodį keliauja į krepšelius dažniausiai. Norite pajusti tikrąją šių duomenų galią? Išbandykite šią ataskaitą gyvai mūsų svetainėje riverdata.lt skiltis pavyzdinė analizė. Duomenys kalba. Mes padedame juos išgirsti.